Iš visos dienotvarkės, matyt, suprantat, kad mes vieninteliai, aš vienintelė atstovauju tą vadinamą customer case. Mes iš tikrųjų esam ilgametis DocLogic'o klientas, vienas iš pirmųjų ir tapom klientu praktiškai tais pačiais metais, kai DocLogic'as įsikūrė. Taigi turbūt rizikavome pirkdami nežinia ką, o jie turbūt pardavė patys nelabai žinodami, į ką tai išsiplės po 10 metų. Aš pati vadovauju kokybės ir procesų valdymo departamentui, taip pat esu DocLogic'o sistemos savininkas organizacijai, bet be kita ko šiaip rūpinosi ir apskritai veiklos tobulinimu visoje organizacijoje. Gal pradžiai labai trumpai vis dėlto suprasti, kas mes tokie kaip įmonė. Esame DNB bankas, esame norvegiško kapitalo finansinių paslaugų įmonė, veikiam 20 pasaulio šalių. Deja, tik viena iš jų turi DocLogic'ą, visos kitos net man nežinoma kaip valdo savo informaciją ir dokumentus, bet aš tikiu, kad ateityje tikrai galim to klausimu irgi padirbėti. Ir DNB pasaulyje žinomas iš tikrųjų kaip stiprus mažmeninės bankininkystės atstovas, bet dar stipresnis energetikos, žuvininkystės, laivybos, finansavimo gigantas. Tačiau mes gyvenam Lietuvoje. Priminsiu, matyt, vardas jums tikrai puikiai žinomas, bet esam 3 bankas Lietuvoje. Matote skaičius, jie byloja ir apie klientus, ir apie skyrių skaičių, bet dar labiau turbūt apie mus pasako paskutinės eilutės, kurios rodo, kad turim iš tikrųjų vos ne 200 paslaugų ir produktų, kuriuos siūlom mūsų klientam. Na, o jeigu suskaičiuoti procesus, kurie sukasi nuolatos tam, kad tie produktai veiktų, jų yra daugiau negu 300. Ir matant, kad įmonė darbuojasi virš 1000 žmonių, tai galite įsivaizduoti, kiek įvairiausių variacijų gali būti atliktas procesas, dirbant tam 1000 žmonių, atliekant tos 300 procesų. Taip, tai yra iš tikrųjų labai didžiulis skaičius ir todėl mums iš tikrųjų rūpi, kaip būti mažiau kompleksišku, kaip eiti paprastumo link, kaip nebūti prilygintam tam gigantiškam drambliui, kuris neprasilenkia per stalus ir kompiuterius, kaip supaprastėti ir mums patiems lengviau valdyti savo pačių veiklą. Daugeliu turbūt bankas suprantamas kaip pinigų valdymo mašina, kažkoks monstras, net ikona, simbolizuojanti banką, dažnai rodoma kaip maža katedra su kolonomis, ar ne? Iš tikrųjų, tai nekas kitas, kaip tos pačios informacijos valdymas apie jūsų pinigus, apie klientus, apie jūsų duomenis. Pačių materialių pinigų yra tikrai mažoji dalis, taip jinai irgi užima laiko, bet didžiąją dalį mes visi 1000 žmonių sėdėm ir valdom informaciją apie jūs. Taigi, labai jau seniai supratome ir 2003 metais, kai pirmą kartą keitėme vardą po Žemės ūkio banko ir įgijome Europinio lygio vokiečių kapitalo akcininkus. Jau tada supratome, kad tą informaciją mums reikia valdyti gerokai kitaip ir žymiai geriau, negu tą darėm 10 metų prieš tai. Ir čiagi vėlgi matot įvairių stakeholderių vadinamų interesus, ar ne? Kaip ir kiekviena organizacijų vadovybė nori pigios, geros sistemos, valdyti dalykus efektyviai, išspausti maksimalią naudą. Na ir likusi organizacija be vadovybės, kas yra didesnioji žmonių kiekio dalis, taip pat nori kažkokių dalykų, kas teiktų jam naudą. Taip? Tai visų pirma, padalinys, kuris tą sistemą valdo, šiuo atveju tai mano padalinys, tai buvo noras, kad turėtumėm sistemą, kurią išnaudotume maksimaliai ir tai darytumėm kaip įmanoma labiau patys. Nors tai buvo laikai, kai buvo labai madingas tas vadinamas outsourcingas, viską atiduoti trečiosiom šalim, taip. Bet kai ko atiduoti labai nesinorėjo, nes tai, kaip susitvarkyti procesus ir valdyti tos pačius dokumentus, yra labai vis dėlto vidinis organizacijos dalykas ir turi būti be galo manevringas ir lankstus. Aišku, mūsų IT tarnyba norėjo, kad tai būtų sistema, kurią lengva prižiūrėti, lengva dėkti, paprasta keisti versijas ir tai taip pat atitiko mūsų reikalavimus. Na, o darbuotojams yra vienintelis reikalavimas. Paduokit sistemą, su kuria būtų paprasta dirbti. Taip mes 2003 metais nusprendėme atsisakyti tuometinės sistemos, tai buvo Lotus Notes sistema, ir pasirašėme sutartį diegti DocLogic'o sprendimą. Kaipgi atrodė
tie vadinami 12 metų, ką mes veikiam su ta sistema. Labai paprastai tariant, tai buvo, vėlgi vedant alegoriją su to pačiu arkliu, ar ne? Mes nusipirkom 3 metais kažkokį kumeliuką. Nežinia, josim su juo ar ne, bet bandėm jį prisijaukinti, bandėm suprasti, kągi čia gavom, užsiiminėjom, aišku, dokumentų permigravimu. Pagrinde pradėjom nuo to, kad tai buvo aukščiausios vadovybės priimami dokumentai, tiksliau tariant, valdybos nutarimai, protokolai, kurių privalu laikytis ir tvarkingai valdyti. Ir ateinančius 3 metus mes tą sistemą naudojame tiesiog kaip didelį dokumentų repozitoriumą, kol pats DocLogic'as nepribrendo prie tos revoliucijos ir prie to pokyčio, kad tengi galima konfigūruoti ir pačius procesus, padaryti taip, kad jie būtų valdomi pusiau automatizuotai. Taip mes pirmą kartą paragavom 2008 metais, kas tai yra. Išmokome tvarkas ir instrukcijas derinti per sistemą, dirbti visi vieną versiją ir derinti ir tvirtinti, viską darėm sistemoje, tais pačiais sisteminiais parašais, kurie tada net apie kvalifikuotą parašą nebuvo net kalbos. Ir organizacija po truputėlį suprato, kad tai yra šiek tiek kas kita negu šiaip talpinti dokumentus. Pastarieji 4 metai, aš vadinčiau, tai buvo proveržis iš tikrųjų, tai buvo tas tikrasis pajautimas, kur dar galima panaudoti sistemą ir tai po truputį virto iš to kumeliuko jau į kažkokį tikrai žirgą, kuris nešė mus tikrai dideliu greičiu link to greito, efektyvaus darbo. Ir aš labai tikiu, kad ateinantis metai, kai mes galbūt ir į debesį keliausim, ir ore dokumentus stumdysim, ar ne, tikrai iš tos sistemos padarys galbūt ir Pegasą. Taigi, pabaigos taško aš tikiu nėra, o kaip tie metai atrodė dar kitais pjūviais, netrukus parodysiu. Dokumentų kiekis sistemoje augo sparčiai, pradėjom nuo 14 tūkstančių per metus, dabar jau turim gerokai virš 1 milijono. Ir tai yra ta tokia pirmykštė sistemos paskirtis, džiaugiamės tuo ir naudojamės, bet kalbant apie procesus, kuriuos įdiegiame į sistemą, matote vėlgi, kad kiek naujų procesų įdiegiam kasmet, ūgtelėjo tik tai nuo 12 metų. Ir aš vadinčiau, tai buvo ganėtinai sėkmingas užėjimas už tai, kad per metus apie 10-12 įdėkti visiškai naujų procesų savo pačių pastangomis ir tik su viena kita DocLogic'o konsultacija, tai buvo tikrai didžiulis žingsnis pirmin. Kalbant apie mūsų pačių brandą ir apie gebėjimą tai padaryti, vėlgi tokie 3 etapai galėtų būti išskiriami. Kad nusipirkę tą sistemą mes iš tikrųjų neturėjom tos vidinės kompetencijos, mes be galo daug mokėmės, studijavom patys, kvietėmės gamintoją į svečius dažnai, krapštėmės ir per savo tą patirtį įgijom pirmasis žinias, kaip galima būtų visą tai pritaikyti. Bet klausimas, ar tai buvo pasiruošusi tam mūsų visa likusi organizacija. Ta patį tvarkų ir politikų derinimą tikrai priėmė ne visi, palankiai iš pirmo karto, visi mėgsta tą tikrąjį parašą, palaikyti, paturėti dokumentą, o sistemoje viskas pasidaro per daug paprasta, nuoga galbūt ir visiems matoma. Bet palaipsniui mes augom kaip sistemos savininkas su savo kompetencija, augo ir organizacijos poreikiai. Ir dabar iš tikrųjų užtikrintai galiu sakyti, kad mes esam šitoj būsenui, kai patys mokam, patys galim, bet užnorinom ir visą likusią organizaciją tokiu keliu eiti. Ir iš tikrųjų galiu drąsiai pasakyti, kad tas procesų diegimas yra tas tikrasis sistemos įdarbinimas. Jeigu tą lygį pasiekė, tai iš tikrųjų, kaip čia buvo klausimas, kodėl tai brangiai kainuoja, jau mums dabar atrodo, kad tai ne taip brangiai ir kainuoja, palyginus su ta atnešama nauda, kurią mes pamatėm. Pradėjom, čia matote keletą pavyzdžių, kokiegi tai procesai šiuo metu sukasi sistemoje. Pradėjome diegti procesus, kurie nesusiję su tiesioginiu verslu, su tuo, ką mes veikiame su savo klientais. Tai greičiau buvo tos tokios pagalbinės, palaikomosios veiklos ar procesai, kur pažįstami kiekvienoje organizacijoje. Tos pačios atostogos, korespondencija, darbuotojų nuostatai, padalinių nuostatai, darbo aprašymų tvirtinimai. Visa tai buvo kažkur antram plane nuo klientų, bet nei viena organizacija turbūt nėra, kad šie procesai nevyktų apskritai. Ir tai buvo žingsnis, kad kiekvienas tų įgūdžių su sistema privalėjo įgyti, kiekvienas norėdamas išeiti atostogų turėjo per tą sistemą veikti, taip. Ir taip mes prisipratinom
praktiškai 100% vartotojų, nes atostogauti nori kiekvienas, o kito būdo išeiti atostogas tiesiog nėra. Visi suprato ir ypatingai IT padaliniai suprato, kad mes turim didžiulius sprendimus, kur sukasi klientų pinigai, Doclogic'e sukasi kažkas liktai antro prioriteto, liktai mažiau svarbu. Ir atitinkamos buvo, aišku, ir sistemai keliamos charakteristikos ir reikalavimai. Tas pats SLA, Service Level Agreement, buvo toks šiaip ne taip su tais atstatymo laikais, su serverių pajėgumais, taip, tai buvo kažkokia podukra, bet ne dukra visuomet. Bet kai mes pradėjome matyti, kad šita sistema puikiai pasitarnautų ir tiesioginiam verslui, ir mes iš tikrųjų galėtumėm sutaupyti daug pinigų kitiem teikėjim, nemokėdami už didžiulius verslo sprendimus, patikėjo ir organizacija, ir mes gavome iš tikrųjų didelį palaikymą iš IT, mes ir serverius pastiprinom, ir pačiai sistemai keliami reikalavimai, ūgtelėjo gana ženkliai, ir mes galėjom labiau užtikrintai diegti procesus, kurie jau su klientu yra susiję. Jau čia vaikšto ir kliento asmeninė informacija, kadangi saugumas sutvarkytas ganėtinai užtikrintai, taip, mes iš tikrųjų dar kokių 10-15 procesų įdėgiam, kurie susiję su verslu. Iš tikrųjų ir grynųjų pinigų valdymo procesai veikia, ir kreditavimo sprendimų priėmimas, ir mokesčių atstatymas, kadangi klysti yra žmogiška, bankas irgi kartais suklysta ir turim atstatyti mokesčius klientam, netgi ir tokie procesai sukasi šioje sistemoje. Suautomatizavom, įdėgiam procesus, viskas valio, ar ne? Bet kaip ir po kiekvieno pokyčio yra ta geroji pusė ir ta tamsioji pusė, kur ne visi galbūt yra patenkinti iš pirmo karto. Tai gėris, tarytum atrodytų gėris, kad yra tik vienintelis būdas, kaip procesas gali veikti, taip, nes jisai yra apgalvotas sistema, jisai yra sukonfigūruotas, niekas negali nuo jo nukrypti. Bet kaip dažniausiai būna, visi yra lygus, bet aš esu ypatingas, mano keisas yra šiek tiek kitoks, man reikia šiek tiek daugiau laiko, ar dar vienas parašas nepamaišytų. Tai pamatėm, kad darbuotojai prarado tą galimybę manipuliuoti. Tas lygiavertiškumo principas tik po kurio laiko buvo pripažintas kaip geroji praktika, o pradžia buvo su ganėtinai juntamu pasipriešinimu. Antra gerovė, kad viskas vienoje vietoje. Nėra ta informacija išsibarščiusi, nėra kažkur stalčiuose ir viskas yra labai aišku, pradedant tuo, kad aš matau patį dokumentą, matau, kas įrengė, tačiau galiu sekti ir kiek laiko tas užtruko. Vėlgi, kažkam palankiau pasislėpti po lapu, ypatingai tie, kurie vėluoja, arba tie, kurie nenorėtų ir pačio turinio atskleisti. Taip, dabar tai yra neįmanoma ir tik dabar supranta visi, kad taip, šitas variantas yra kur kas geresnis veikti. Trečias dalykas. Popieriui ne. Sena taisyklė, visas pasaulis eina link ten, ar ne? Bet nepamirškim, kaip malonu vis dėlto pačiupinėti, ar ne, tą popierių. Netgi jeigu ir nemalonu pačiupinėti, masė žmonių, ypatingai dėvinčių akinius, sako, kad ekranas yra blogybė. Jūs turit man atlyginti nuostolius už prarastą regėjimą, galbūt, ar ne? Tai irgi buvo diskusija, netgi su nukrypimais į sveikatos studijas, ar tikrai tas ekranas ir šiuolaikiniai ekranai kenkia sveikatai, ar pagrįsta ta nostalgija pačiupinėti popierių. Kitas aspektas, kad taip, dalinai darbuotojai teisūs, sakydami, kad viską beliko patvirtinti sistemoje, nuspausti mygtuką ir mes apskritai neaplankom vienas kito, mes nepasišnekam ir tas efektyvumo siekimas gal kažkur pražudo mūsų paskutinį žmogiškumą, dirbant kartu, ar ne? Bet iš tikrųjų yra ir kita medalio pusė, taip? Neateikite parašo, pasirašykite greitai sistemoje, bet ateikite paklausti, kaip tu gyveni, nes tam atsiranda laiko. Ir toks bendravimas yra žymiai malonesnis negu aptarimas pasirašymo niuansų. Beje, antra pakopa, kur mes dabar intensyviai dirbame, ne tai, kad popieriui ne, prisegtukai taip pat ne, nes pamatėme, kad sistemoje sukonfigūruoti tam tikrus laukus yra žymiai vertingiau negu laikyti prisegtuką, kuris savyje turi masę turinio. Ir tai tikrai puikiausiai veikia, pradedant greitesnę paiešką kokiu noriu kriterijum ir baigiant tuo, kad jau išvedus įrodinį visą dokumentą, tu praktiškai gali to prisegtuko ir pačio dokumento net neatsiversti. Greitis. Tikrai būti greitesniem visose srityse yra gėris, bet buvo tokiu atveju, kad kažkam buvo gėris būti lėtiems. Vėlgi, pavyzdžių įvairių, bet su tuo teko kovoti.
Paskutinis geras dalykas, ypatingai priežiūros institucijos auditas, atitikties skyrius visada reikalauja išlaikyti principą need to know. Tai yra neatskleisti per daug informacijos netgi mums patiems, negu mums reikalinga darbui. Šitas principas puikiai veikia. Aišku, jeigu tu moki išnaudoti sistemą, moki sutvarkyti tas prieigos teises, ar asmeniui, ar pagal pareigybę, ar pagal kažkokias dinaminės grupės, tai būtų projektas ar komitetas. Taip mes galim atverti dokumentus tiem, kam reikia ir užsklęsti tiems, kam darbų jie nebūtini. Taigi, ta tamsioji pusė pakankamai tokia atrodo užgožianti tą šviesėje, bet turbūt visiems įdomu, kaipgi mes iš tikrųjų kovojam su ta tamsiaja pusė. Iš tikrųjų užduodame vieną paprastą klausimą kiekvienam bambekliui. Ar norėtum grįžti atgal? Ar galėtumėm dabar uždaryti šitą procesą ir grįžti prie popierinių veiksmų su parašais? Nei vieno nesulaukėme atsakančio, kad taip, grįžčiau į pradinę padėtį. Tai toks paprastas receptas, kuris parodo, kad vis dėlto naudos nusveria senus įpročius ir visi pripažįsta šitą būdą geresniu. Dar trumpai norėčiau pasidalinti, kaipgi mes optimizavome tos procesus. Labai trumpai per 6 esminius žingsnius, kurie iš principo atspindi PDCA ratą, kuris veda apskritai link organizacijos tobulėjimo. Tai pirmas žingsnis, iš tikrųjų reikia pasirinkti svarbiausius procesus, kuriuos verta automatizuoti. Tikrai nereikia pradėti nuo mažos apimties, nereikšmingų procesiukų, nes tada labai ilgai teks laukti naudos ir nepajus organizacija to pokyčio, kokį gali pajusti iš pirmo karto. Kai pasiekėme lygį, kad pakankamai mokam tos procesus sukonfigūruoti ir organizacija nori to, mes iš tikrųjų atsidūrėm situacijoje, kai tų poreikių buvo masė. Ir dabar stovi eilė padalinių, kurie nori savo procesus automatizuoti Doclogic'e. Bet deja mes turim praktiškai vieną gerą darbuotoją, jinai čia kažkur galinės sėdinėse sėdi, kuri moka ir gali tai daryti. Ir tai vėlgi apriboja gebėjimus padaryti daug vienu metu. Mes kol kas gal ir tą butelio kakliuką turim, bet sąmoningai nelabai norim plėsti, tiesiog pagalvot, kaip tą suvaldyti geriau. Faktas, kad mums reikia padirbėti ties prioritetais. Tai ką iš visų norų atsirinkti pirmu numeriu. Ir čia sugalvojame vieno puslapio, pas mus apskritai vieno puslapio tradicija įsišaknyja, viską ką daryti, vienas puslapis yra maks. Vieno puslapio praktiškai klausimynas identifikuoja poreikį ir pasako mums, kokio jisai kalibro yra, kokio dydžio tas noras. Užtenka pasakyti, kiek padalinių įsitraukia, kiek darbuotojų tą veiklą daro, koks dokumentų kiekis būtų apdorotas, kokie dabar yra trūkumai, ko laukiama iš sistemos. Ir faktas, kad jeigu užpildyti apatinį langelį, kad tai yra daug padalinių, didžiulis dokumentų kiekis ir sudėtingas procesas, tai yra rodiklis, kad matyt šitą procesą reikia kelti į prioritetą, o smulkesnius palikti palūkėti. Tokiu būdu mes atsirinkę prioritetus išmokom susidaryti visų metų planą. Čia nelabai ką įskaitysi, tiesiog vizualiai parodyti, kad per metus mes vėlgi ketinam apie 17-20 procesų įkelti naujai. Ir tai vėlgi labai yra skaidru, aišku, dėl ko susitarėm, kiek truksim, kada pradžia pabaiga ir ko tikėtis organizacijai šiais metais. Antras žingsnis, labai svarbus žingsnis ir nebereikalo čia papuoštas žaliu lapeliu. Kai nutarėm, ką norim kelti į sistemą, sekantis žingsnis yra pasižiūrėti, kaip tas vyksta dabar. Nes jeigu įkelsim į sistemą visą tai, kaip vyko iki šiol, klausimas, ar sukursim gerą daiktą. Mes propaguojam jau eilę metų, 4-5 metai, kaip veikiame pagal Lean filosofiją ir stengiamės labai uoliai atsikratyti visų veiklos šiukšlių. Turbūt daug kas girdėjote iš Toyotos korporacijos kilusią vadybos filosofiją. Tai dirbdami su procesų kėlimu į Doclogic'ą taip pat labai uoliai nusibraižom, išsistudijuojam, kaip vyksta dabar, kokia proceso vertė, kokios yra bėdos, kur perteklinė veikla ir ieškom tų tradicinių 8 veiklos šiukšlių tipų. Kaip taisyklė randam jų su kaupu ir tik tai išsivalę nuo tų veiklos šiukšlių ir išsivalę visą proceso logiką, tuomet mes jaučiamės pasirengę konfigūruoti sistemą ir automatizuoti procesą. Taigi, sekantis žingsnis
nustatyti viską sistemoje, nubraižyti pačią proceso logiką doklodžike, tada labai uoliai protestuoti, kaip taisykliai traukiam visus proceso aktorius, kurie testiniai sistemai nuodugniai viską patikrina, ar veikia taip, kaip tikėtasi ir taip, kaip suplanuota. Ir kai tai vyksta ir įdėgiame į tikrąją sistemą, tuomet ateina metas visai organizacijai duoti žinot, koks pokytis ateina. Dažnai tai būna didelis kiekis žmonių, kuriuos reikia apmokyti ir vėlgi mes čia pasirenkam atitinkamą mokymų tipą, priklausomai kokio kompleksiškumo pokytis. Gali būti, kad organizuojam panašiai kaip šiandien mokymus, kuomet reikia klausyti ir žiūrėti. Populiarėja metodas per Microsoft Link, tiesiog prisijungia kiekvienas iš savo darbo vietos ir mato ekrane paskaitą ir slaidus. Tai gali būti elektroniniai mokymai e-klasėje arba viso labo instrukcija. Tai po kiekvieno proceso dėgymo seka trumpa instrukcija, vėlgi būtinai vieno puslapio, tam, kad žmogus primiršęs tai, kas jam kažkada buvo pasakyta, tiesiog vieno akies mostu pasižiūrėtų, kaipgi ten viskas veikia. Taip, atrodo, viską turim, taip, žinojom, ko norim, susipaprastinom, sudėgėme sistemą, apmokėm darbuotojus, viskas valio. Bet kitas žingsnis yra nemažiau svarbus, suprasti, kokią naudą tai atnešė. Tiesiog suprasti pokytį, kokį mes sugeneravom. Šiuo atveju čia matote labai sustambintus, kiek pakito mūsų pačių administracinės išlaidos, kiek sumažėjo mūsų pačių skiriamas laikas, kaip atrodo kreivė krentanti žemyn, rodanti popierinių dokumentų skaičių ir koks pokytis yra procesų greičio. Išrinkau patį geriausią rezultatą, buvo atveju, kai iš 100% liko tik 5% trukmės, kuri liko finale. Tai iš tikrųjų skaičiai džiuginantis, kiekvieno projekto atveju būna detalesni, bet tas yra būtina tiesiog pasitikrinti, kad ne veltui tai darėm. Kai matote tą pačią komandiruočių tvirtinimo procesą, kaip jisai vyko senuoju būdu ir kaip jisai veikia doklodžike. Jūs matot bent jau vizualiai, kiek žingsnių neliko apskritai, neliko tų fizinių kurjerio veiksmų, kai reikia kažkam perduoti. Bet ką aš noriu akcentuoti, suprasdama, kad čia ir viešojo sektoriaus žmonės sėdi, kad ir pats tvirtinimas, matote kompiuteris skliausteliuose. Mes šiaip vėlgi to dramblio ir to kompleksiškumo mažinimo vardan labai kritiškai žiūrim, kur to vadovo sprendimas yra reikalingas, kur jisai kuria vertę. Ir netgi komandiruočių atveju nutarėm, kad visi vadovaujantis darbuotojai yra laisvi išvykti į komandiruotę be jokio patvirtinimo, užtenka žodinio susitarimo su vadovu. Vadinasi, jeigu vadovas vyksta į komandiruotę, tai reiškia, kad jis buvo pakankamai sąmoningas apie tai pranešti savo vadovui ir aptarti, kad tikrai ten reikia vykti. Visi kiti eiliniai darbuotojai dar vis tvirtina vadovas, bet šitą palikom sekančiam etapui, kai visi vadovaujantis sluoksnis dirbs tvarkingai ir neturėsim jokių problemų ir praktiškai jų ir neturim. Mes pakankamai liberalus išlaisvinti ir visus kitus darbuotojus, tiesiog taip didinant pasitikėjimą ir neįdarbinti sistemos ten, kur nesukuriama vertė. Taigi, turim čia konkrečius taupimus, turime per metus apie netoli 4000 komandiruočių per metus. Taigi, kiekvienoje komandiruotėje sutaupėme 6 minutės, 2 lapus popieriaus ir 7 valandom greičiau įvyksta procesas. Pats prisiruošimas išvykti į komandiruotę. Taigi matematika labai paprasta, žinant vieneto vertę, taip, susidauginam su tais 3800 komandiruotėm ir matom laimėjimus organizacijos mastu. Taip. Mes sutaupėm 380 valandų visam bankui, kas yra 47 darbo dienos. Tai pagalvokit, ką galima nuveikti per tas 47 dienas organizacijai, taip, nedirbant prie komandiruočių, bet galbūt aplankant naujus klientus arba seniai pamirštus klientus. Kaip sakiau, kita dalis verslo procesų, taip, irgi nebejotiną naudą rodo. Čia buvau pasiruošusi apie pažymų klientams teikimo procesą, bet tikrai taupydama laiko į smulkmenas neįsiu, vėlgi rodau, kad tai dar didesni taupimai, apie 2,5 valandos darbo laiko sutaupimas, kas yra apie 7000 valandų per metus visai organizacijai. Nekalbant jau apie lapus, kurie popieriaus lapai apskritai kaštams turi paprastai nedidelį įtaką. Bet daug didesnė vertė yra darbo laiko atlaisvėjimas. Vėlgi visos kitos naudos nemažiau svarbios, neminėsiu detaliai. Toliau konkrečiai matote šito pačio proceso vaizdą sistemoje.
yra viskas aišku, kiek mes turim naujų pažymų, kiek yra rengiamų, kiek parengtų, kokiu būdu klientas nori atsiimti pažymą, nes gali būti jų keletas, taip, kas tą pažymą rengia ir kas labiausiai svarbu, kiek mes užtrukom šitam procese. Nes klientui viešai mes turime tam tikrą pažadą, tam tikrą įsipareigojimą, tai parengti jam pažymą per 10 darbo dienų, tai yra mūsų standartas. Ir sistema tarnauja mums tam, kad mes kiekvieną mielą pažymą galim pasižiūrėti, tai kiekgi mes ten trukom laiko, ar mes įtelpam į tą savo standartą. Ir kas labai džiugina, kad dažnu atveju tai yra 14 valandų, į keletą dienų net nepanašu. Tai koks sekantis žingsnis, kad mes turim erdvės susimažinti standartą, jeigu mes taip sparčiai viską darome, ar ne? Bet vėlgi, sistema tarnauja tam, kad viskas yra vienoje vietoje, viskas matoma ir žinia, kurią mums rodo sistema, yra labai iškalbinga. Tai gali būti iš karto daromi tam tikri verslo pokyčių sprendimai. Kai viską padarėm ir viskas atrodo sukasi gerai, darbuotojai žino, ką darome, sistemoje viską matom, taip, laikas paklausti, kaip jie laimingi su tuo. Tai irgi mūsų kasdienė praktika. Po kiekvieno projektėlio mes tokį minimalę apklausėlę turime elektroniniu būdu. Visuomet pasižiūrim, kiek patenkintų darbuotojų, kiek nusivylusių. Kol kas patirtis net neįdomu, kaip džiugina, net nematau čia didelių iššūkių. Čia matote iš maksimalių įvertinimų, kokius įvertinimus gavo pavieniai moduliai. Tai rodo, kad tikrai darbuotojai pamėgo dirbti, nori taip dirbti toliau ir apskritai atsirado įgūdis šitoj sistemoje daryti kuo įmanoma daugiau veiklų. Įdėjom eilę procesų, vėlgi virš 30 procesų sukasi sistemoje, ar ne? Įsivaizduokit, kaip sudėtinga naujokui visą tai ateiti ir išmokti, be to, kad jisai turi apie pinigus nusimanyti, apie kreditus, apie 10 kitų sistemų, taip, jam dar įsisavinti šitus 35 veikiančius procesus Doclogic. Tai mes irgi čia didelį darbą įdėjome, galvodami, kaip tam žmogui kuo draugiškesnė forma papasakoti viską. Parengėm tokias video pamokas, gal video ir per skambus žodis, gal tokios interaktyvios pamokos, kuriuose matosi toks virtualus pasivaikščiojimas per labiausiai naudojamus modulius su tam tikrais svarbiais pastebėjimais, ką jis būtinai turėtų žinoti. Tai tokius mokymus praėjo didžioji dalis organizacijos, tai buvo privalomi mokymai su ilgu terminu, kad kiekvienas rastų laiko ir turim labai puikius vertinimus. Iš tikrųjų, žmonės mėgsta tokį informacijos pateikimą, turbūt kiekvienas turi laiko apmastyti, suvirškinti ir įsisavinti. Tai aš vadinčiau tai tikrai gerąją praktiką. Na ir paskutinis žingsnis. Kai viską padarėm, darbuotojai patenkinti, atrodytų niekada galim nebegrįžti prie to klausimo. Bet kaip praktika rodo, situacija keičiasi, rinka irgi vietoj nestovi, darbuotojai irgi galvoja savo galvą, kad sistema dar ir šitoj vietoj už tą žmogų gali pagalvoti. Ir turim begalės pasiūlymų ir mes patys ir aplinkiniai dirbantis ir reikia rasti laiko pasižiūrėti tos veikiančius procesus, ar neatėjo laikas dar vienam patobulinimui. Taigi finale gaunasi, kad naujos sistemos įsigijimas tai ne kažkokia revoliucija, kurią reikia nuveikti per naktį, tai iš tikrųjų nuoseklus kelias tobulėjimo link, kuris rodo, kad tai buvo daroma tikrai nebeprasmiškai. Ir finale, ką aš noriu paakcentuoti, kad sistema yra tik įrankis. Nusipirkę jį ir sumokėdami tą diegimo mokestį ar vėliau palaikymo mokesčius, jeigu jūs patys nesusifokusuosit, kaip maksimaliai darbinti tą sistemą jūsų organizacijos tikslams, jinai gal ir nesukurs tiek vertės, kiek galėtų. Ir čia turbūt ir gamintojas nelabai ką padės. Taip, jisai dažniausiai papasakoja, kokie tie funkcionalumai. Bet yra gigantiškas darbas toliau atlikti savo namų darbus ir galvoti, kaip tie funkcionalumai gali pasitarnauti mūsų pačių organizacijai. Taigi, kai turim gerą įrankį, gera viską ir paprastinti, ir trumpinti. Ir pabaigai dar norėčiau jūs pradžiuginti mūsų reklaminiu klipu. Tik mažąją dalim dėl to, kad mes turim šaunią mobilią aplikaciją, bet didžiąją dalim dėl to, kad pats leitmotyvas ir pati klipo mintis, manau, nesvetima ir jums visiems, kad laikas peržiūrėti visą tai, ką darome ir ieškoti galimybių viską žvelgti paprasčiau ir trumpiau. Mes sutrumpinome kasdienius finansus su šia DNB mobiliojo banko programėle. Nusprendėme čia nesustoti ir toliau viską trumpinti. Taip atsirado trumpinių skyrius ir aš jo vadovas Donatas Trumpas. Nuo šiol trumpiname pieštukus, parašus, pristatymus, praėjimus. Trumpinam ir kaklaraiščius. Trumpai tariant, viskas trumpa su DNB mobiliuoju banku. Nuo prisijungimo iki pervedimo. trumpinam.
Ačiū, o dabar ilginam pietus.